Aldonos Gustas sugrįžimas į Lietuvą. Berlyne gyvenusios lietuvių poetės ir dailininkės kūrybinio palikimo dalis perduota Nacionaliniam dailės muziejui ir Klaipėdos Ievos Simonaitytės bibliotekai. 7 Kauno dienoms pavyko įrašyti paskutinį Aldonos Gustas interviu. Nusikelkime į Berlyną, 2015 pavasaris. Ich bin nicht in Kaunas geboren, in Kazviškijau bin ich geboren. Aš esu maža mergytė, kaip gražia rūtytė. Šiandien pensuku, daugiau nieko negaliu. Die Liebe ist eine Schale Himmel mit schweren Wolken. Vokietijoje Rostoke buvau labai vieniša ir tėvas siųsdavo man lietuviškus laiškus, o aš labai didžiuodavausi, kad esu Aldona. Tai suteikė man jėgų. Aldona Gustas išleido per 20 eilėraščių rinkinių. Vokietijoje ir Lietuvoje jos eilėraščiai įtraukti į daugiau nei 100 antologijų. Auf Deutsch heißt es, die Liebe ist, meile yra. Wenn ich jetzt sage, die Liebe ist eine... Meilė tai pilni rieškučiai oro ir žemės. O dar reikėtų kažko? Sonst was kommen. Ja, hier könnt ihr Bilder sehen, also zum Beispiel. Paimsiu popieriaus. So. Galiu piešti. Ja. Dabar reikia pagalvoti, o tam reikia laiko. Ist gut, ja? Ja? Dar taškas. Kartu su prozininku Nobelio premijos laureatu Günteriu Grasu Gustas įkūrė legendinę poetų ir dailininkų grupę Berliner Maler Poeten. Die Liebe ist eine Atemräuberin. Meilė ne bet kokia. Meilė atimanti amą. Ji užima mums amą, trukdo kvėpuoti. Tai atvaizduoti jau problema. Ką daryti? Manau, man pavyko. O buvo taip, kur mano trintukas. Prieš man gimstant mirė mano 2 metų broliukas. Visi labai jo gedėjo. Tada mama pastojo, bet jos pilve buvo liūdesys. Po to gimiau aš. Po manęs dar sesė, kuri po metų mirė. Ir vėl liūdesys. Taigi aš gyvenau liūdesyje. Tuo metu Memelyje mirė daug žmonių. Vėliau paaiškėjo, kad krito karvės, nuo kurių pieno mirdavo žmonės. Taškų nekenčiu kaip maro. Mano eilės be taškų, nes pabaigos nėra. Po mirties irgi nėra pabaigos. Meilė tai versijų mąstytoja. Gražių figūrų nepiešiu. Manau, kad meilė šiandien sukičinama ir tai yra baisu. Į lietuvių kalbą išverstos jos knygos Briedžiai mano broliai, Simbiozės moterys ir dabar. Gustas žodžio meistrė, minimalistinė poezija primenanti japonišką haiku. Eilėraščio eilučių nelaužo nei brūkšniai, nei kableliai. Man erotika tai viskas. Be jos ir mūsų nebūtų. Tai pirmapradis gaivalas. Tai kažkas, kas reiškia gyvenimą. Man erotika visą laiką buvo svarbi. Čia įvairovė. Vyras, moteris, homoseksualai. Tai vėl ir vėl atsispindi mano paveiksluose. Erotika kaip problema. Kaune Čiurlionio dailės muziejuje buvo surengta Gustas paroda pagal jos paveikslų seriją Moterų burnos. Ir būtent moterų burnos, kai aš jas piešiau, klausė: Aldona, tu nemoki piešti nosies, akių ir viso kito, tik burną. Bet mane tarsi kažkas vertė tai piešti. Nenorėjau piešti gražių burnų.
Norėjau vaizduoti kalbančias burnas ir todėl piešiau tik liniją. Visą kitą praleidau, nes kitaip ir negalėjau. Ir tada paskambinau senam draugui gydytojui, kuris rašė eiles, o tai reiškia, kad buvo jautrus. Jis buvo matęs mano moterų burnas ir pasakė, kad tos burnos tai kažkas mistiško. Der Mund ist etwas Mystisches. Autorinės Aldonos Gustas parodos rengiamos ne tik Vokietijoje, bet ir Prancūzijoje bei Jungtinėse valstijose. Dalis jos darbų šiandien saugoma Čiurlionio muziejaus fonduose. Hier zu machen. Die Liebe ist liebbar. Und das gibt's ja jetzt auch auf Litauisch, ja? Die Liebe Meilė tai besimylinčiųjų pora. ist Meilė tai širdies beždžionė. Gerai pasakyta, taip? Die Liebe ist ein Herzaffe. Die Liebe ist eine Frage der Zeit. Meilė tai tik laiko klausimas. Meilė namų durų atidarytoja. Das gefällt mir. Tai man taip pat patinka. Liebe ist eine Herz. Meilė tai širdies plakimas naktyje. Tai apima viską, erotika taip pat. Der Eros, alles, ja. Kalbinant Aldoną Gustas, ji nekartą prasitarė norinti visą savo palikimą skirti Lietuvai. Menininkė apdovanota Vokietijos Federacinės Respublikos kryžiumi ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino medaliu. Šiandien tiek. Tiesiog likite su 7 Kauno dienomis. Laidos naujienas sekite 7 Kauno dienų ir LRT Facebook paskyrose. Laidos įrašai LRT mediatekoje. Kartu eiti.